Sveiki, aš esu neįgalus žmogus iš Vilniaus. Turiu gyvenimo istoriją, kuri pilna sąmokslo ir noriu pasakyti, kad visas mano gyvenimas buvo apie besiartinantį pavojų, kurį man padėjo suprasti motina. Блядь, пизда, блядь, нахуй šitas kilimas, блядь. Пизда, нахуй šitas kilimas, man, блядь. Нахуй šitą kilimą jobana, блядь. Kilimas jobanas, блядь. A kaimynas šika, блядь, ant jo. A kaimynas ant jo šika, karočią. Jobanas kilimas, блядь. Jobanas kilimas. Tai ką? Aš esu benamis. Aš esu benamis. Buvau toks nuo gimimo. Aš nuo gimimo buvau benamis. Nuo gimimo buvau benamis, blėt. Kodėl valdžia nesirūpina gyventojais? Kodėl valdžia dėjusi ant gyventojų? Duokit mums kur gyvent. Duokit kur gyvent. Aš neturiu kur gyvent. Duokit mums kur gyvent. Kodėl Rusijos federacijos piliečiai gyvena butuose? O mes gatvėj. Rusino piliečiai, pederastai Rusino, gyvena visomis sąlygomis. Rusino pederastijos šeimos. Pederastai iš Rusino gauna viską. Kodėl aš neturiu kur gyventi? Aš gimiau Kauno mieste. Mano tėvai iš Lietuvos. Giminės iš Lietuvos. Kodėl aš neturiu kur gyventi? Atsakykit, gerbiamą vyriausybę, ką jūs padarėt su jaunimu? Kodėl jaunimas duobėse guli? Aš esu Lietuvos vyriausybės problema. Nes aš esu benamis bomžas. Aš esu benamis ir bomžas. Po pusės metų aš tapsiu bomžas. Aš esu benamis. Benamis. Mums reikia sustabdyti valstybės, tai yra vyriausybės veiklą. Negalima palikti funkcionuojančios vyriausybės. Supranti, blėt, kas tai yra vyriausybė? Iš kur vyriausybė? Pažiūrėkite į prekybos centrus. Varškės nėra. Elementariai nėra varškės. Valdžios žaidimai nevaikiški. Valdžia suplanavus pragarą. Pragarą. Aš tikrai esu visiškai be jokių namų. Valdžia palikti ant gatvės gali tik tada, kai tavo gyvenimas bus paskutinis pragaras. Man visą gyvenimą tėvas, blėt, stovi, blėt, viršum visko, blėt, supranti? Dalbajobas, psichopatas, idiotas. Jis man, blėt, stovi viršum visko, supranti? Psichika, supranti, blėt. Sumaitota tėvo, supranti? Ir aš sakau motinai, sakau, blėt, sakau, tu žinai, kas manęs laukia, sakau, tu negalėjai man parūpinti socialinio būsto po 18. Man jau 28,5, sakau, tu negalėjai man parūpinti socialinio. Aš sakau, aš nežinojau, blėt. Ir iki 27 metų aš kentėjau psichopatas savo kambarį. Psichopatas, va toks, blėt. Pėdikas, pindalas, blėt. Subingalvis tikrai tikras, blėt. Jis buvo toks idiotas. Mano tėvas, jį buvo idiotas, įbanutas. Jis mane, blėt, taip traumavo vaikystėj. Aš bijau dabar, blėt, duris padės, supranti, blėt. Aš visko bijau, blėt. Jis mane taip sutraumavo vaikystėj, kad šizofrenija čia, blėt. Jo įvaryta liga, galima taip sakyti. Nu taip, aš neįgalus. Taip, aš esu neįgalus. Ir žinau, priežastis sakyta. Bet tėvas, supranti, tėvas, blėt. Jisai velnės, diablo, blėt. Diablo, blėt. Va kas jis to, blėt. Velnės, diablo. Va taip, blėt. Aš padaviau prašymą dėl bendrabučio, tai aš padaviau prašymą rugsėjo mėnesį. Vasario 8 dieną, žinai, sulaukiau pasiūlymo. Tai ką, viskas. Praėjo jau 3 dienos, kaip aš nakvoju savo bute Krempliuose, Popieriaus gatvė 8-2. Ir ryšys čia nelabai geras. Žodžiu, žinai, nu ir va. Čia tualetas.
chebra. Tokie mano apartamentai.